Sveiki visi, su jumis Tošis ir šiandien prie puodelio kavos mes turim ir prie duobės mes turim naują Nokta makro detektorių, tai yra Double Score arba Score 2. Detektorius kažkas tai panašaus per vidurį tarp Simplexo ir Legendos. Taip kad įsijungsim, pasižiūrėsim, ką jisai sugeba prie duobės. Vėl turėsim 4 taikinėlius, tai yra 2 varinės monetas ir 2 sidabrinės monetas. Pasižiūrėsim, kiek giliai jisai mum įlys į žemę. Taip kad detektorius kažkas tai tarp Simplexo ir Legendos. Pasižiūrėsim, ar jisai yra geresnis už Simplexą Ultra, į kurio kainą jisai pataiko. Netraukia kainą iki Legendos, nes Legenda kainuoja šiek tiek daugiau, tai yra apie 600 pinigų. Šitas dalykas kainuoja 4,5 arba 500 eurų. Taip kad jeigu viršutinis Simplexas, sakykime Simplex Ultra, kainuoja lygiai tiek pat, kiek Score, paprastas Score, tai ir 50 eurų brangiau kainuoja jo štai šita versija, tai yra Double Score, ir 100 eurų netempia iki Legendos. Taip kad detektorius tikrai įdomus, atsistoja į vidurį tarp šitų dviejų. Ar jisai nužudys kažkurį tai vieną iš Noktos gaminių, šitą mes pažiūrėsim. O dabar geriam kavą, ruošiamės duobę ir pasižiūrėsim, kas darosi. Taigi, kaip visą laiką su manim mano duobė ir mano 4 taikinukai. Taip kad turim 4 taikinius, pradėsim nuo mažiausio ir dabar su nustatymais. Nustatymai laukas, M1, multidažnis ir toliau jautrumas 9, kad nebūtų taip jau įdomiai. Tiksliau, kad nebūtų tokių falšakų. Duobė kaip tuščia, tada pasidarom noise cancellingą. Taip, grunto balansas. $32, ok. Nu ir ką, važiuojam. Taip, 1 gramas vario, 10 cm, niekam nebuvo problema, manau, kad čia irgi niekam nebus problemos. Taip, toliau važiuojam 15. Jokių problemų. 20. Problemų jokių. 25. Čia jau, kiek pamenu, buvo ir dar pažiūrėsim vieną dalyką, tai yra atsistatymas. Atsistatymas 2. Įmam gilesnį, įmam 1, nes tokia galimybė yra. Jokių problemų. Taip, 30. 30. Ne, neužskaitom. 30 neužskaitom. Taip, imam sidabriuką, imam litą ir pradedam nuo 20 cm.
Jokių problemų. Taip, giliau, 25. VDI stabilus. Pasakiškai. Gerai, važiuojam į 30. Nu, 30. Ne, 30 nėra. Ok, važiuojam su didesniais. Rublis. Važiuojam nuo 25. Jokių problemų. 30. Opapa. Kaip matot, jokių problemų. 35. VDI 60 ir šiaip jokių problemų. 40. Matau ir. Nu, o čia jau. Ok, čia jau nėra. Taigi, 40 nepaėmė, 35 paėmė. Ir didžiausia moneta, varinė, važiuojam nuo 35. VDI stabilus, 60, 59. Ok, nu ir ką, žiūrim, 40. Greičiau kaip fantomas. Jo, tai va štai tokios tokelės su skoru. Skoras visgi yra smagu ir gera. Ir tikrai kažką tai čia mum nuo turkai pridarė, nuo akto pridarė. Įdomus detektorius ir ypač kai jisai kainuoja tiek pinigų. Tai yra skoras vienas kainuoja ten 4,50, šitas 5. Bus apie ką pamastyti. Taip kad uždėkit thumbs up, uždėkit laiką. Jeigu kažkam tai norit parodyti testą ir su kažko pasiginčykit, nusiųskit nuorodą, parašykit komentarą. Su jumis buvo Tošis ir iki susitikimo kitais kartais. Ate!